Tai treneri, sveikinimai su pergale, geros rungtynės, iš šono žiūrint atrodė, kad viskas veikia puikiai ir taip ir buvo. Ne, tikrai taip nebuvo, darėm klaidelių, kurios netrukdė lengvesnių turėti rungtynių. Aišku, čia mes akcentam visas rungtynės šitą fiziškumą, kur turim duoti ir gynybą, ir puolime jiem kovos, bet matėm patys, kad nuo +10 iki lygaus rezultato, nes, sakau, tos tam tikros situacijos, tam tikri nesilaikymai susitarimuose ir lėmė, kad tokios gavosi banguotos rungtynės. Sezono startas turbūt nebuvo toks, kokio norėjot, iki šios dienos buvo neigiamas pergalių ir pralaimėjimų balansas ir kiek šita pergalė duos geros psichologijos ir motyvacijos dar toliau judėti priekį. Taip, sezono startas buvo tikrai sunkus, patirti 2 pralaimėjimai iš eilės, toliau aš nemanau pasiteisinimų sakyti, kad Gerdžiūnas buvo traumuotas, bet ir žaidė rungtynėse tiek su Žalgiriu, tiek su Tornadu, bet aš manau turi duoti kiti komandos draugai stimulą į rungtynės ir parodyti, kad jie gali žaisti kai šiandien visą kaip komanda. Ir aš nemanau, ten kaip pasikartosiu, Kajaus trauma turėjo tos nesėkmės turėti priežasčių. Nes praeitais metais irgi, kai Kajaus nebuvo, patys matėm kovoje dėl 3 vietos pralaimėjom Načio sporto mokyklai. Tai aš manau, kad yra ir turi būti komanda, kaip buvom šiandien.